Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki, aš Austėja ir šiandien kviečiu Jūs iš arčiau pažvelgti į vieną linksmiausių ir gardžiausių gyvosios archeologijos dienų Kernavėje programos dalių – istorinio patiekalo konkursą. Viduramžiai atgyja. Gyvosios archeologijos dienos kviečia ne tik patirti, kaip gyveno mūsų protėviai, bet ir užuosti, o galbūt ir paragauti, bei tokiu būdu atrasti jų kasdienybę. Rekonstruktorių stovyklose liepsnojantis laužai ir kabantis puodai – tai ne tik svarbus iki istorinių laikų atributas. Tai ženklas, kad jau vyksta vienas dalyvių laukiamiausių renginių – maisto gamybos konkursas. Neįprastas vaizdas – karių rekonstruktorių klubo Varingis stovykloje. Įdarytas ir ant iešmo pamautas paršelis, dedamas virš laužo. Dar liko paruošti kepimui gaidį. Bandome padaryti 14 amžiaus receptus jojantį gaidį ant kiaulės. Toks šiam kartui mūsų bandymas nustebinti tiek puotos dalyvius, tiek save. Mum patiems iššūkis su kiaulių kepimais, gaidžių kepimais vienu metu yra sudėtinga. Pirminis taškas, kur pamatysim šitą patiekalą, bus kulinarijos konkurse, kuriam ne vieną kartą jau dalyvavom. Ir ten komisija bandys vertinti, kiek mes pataikom su istoriškumu, su skoniu, vaizdu ir taip toliau. Vokiečių vikingų stovykloje taip pat kulinarinis sujudimas. Kariai diskutuoja, kiek ir kokių daržovių reikės supjaustyti būsimajam patiekalui. Tuo pačiu kuriamas ir patiekalo pristatymo planas. Pirmiausia, nuplak, tada jinai galės kažką daryti. Oi, tik tai, kad nenumai. Akmens amžiaus atstovus produktai gauti iš konkurso organizatorių taip pat pasiekė. Tačiau ką su jais toliau daryti, kol kas neaišku. Groteles padaro. Bet niekada praktiškai nebandykė. Žabų yra. Išvakarėse dalyvių registracija ir produktų dalybomis prasidėjęs maisto gamybos konkursas įgauna pagreitį. Kulinariniam iššūkiui šį kartą ryžosi 15 komandų. Dalyvių geografinės ribos plačios – Lietuva, Lenkija, Švedija, Vokietija ir Ukraina. Taigi konkursas tarptautinis arba tarpgentinis. Visa diena skirta maisto gamybai, o ant lentos anglimis surašyta dienotvarkė byloja apie kitą svarbų konkurso etapą. Laikas, kada komandos savo kulinarinius šedevrus turi pristatyti kompetentingai komisijai. Tai maisto istorinio patiekalo konkursas, sunku man dabar pasakyti, kada gimė, o mūsų maisto istorijos promelis sugalvojo, kad reikia tokį padaryti. Tokia praktika yra ir kitur. Visi skirtingai jos daro, bet mes sugalvojom šiek tiek savaip padaryti. Tai taisyklės yra tokios, kad norintys užsiregistruoja pirmiausia ir jie atvyksta tam tikrų metų prie mūsų maisto kromelio. Ir yra ant stalo padėta pilna įvairiausių ingredientų. Išsitraukia tos komandos lapelį su numeriuku, tai tas numeriukas nurodo, kuris pirmas rinksis patiekalus. Ir 3 ingredientus nuo stalo gali paimti, tada turi 3 ingredientus atsinešti patys gali ir gali naudoti absoliučiai viską, kas auga aplinkui. Absoliučiai viską, kas auga aplinkui. Ant to stalo mes taip pat ir palikdavom provokacijų, taip vadinamų. Čia mano mamos idėja buvo. Tai iš esmės konkurso tikslas yra edukuoti ne tik lankytoją, kokie galėjo būti patiekalai, bet ir ugdyti ir kūrybiškumą pačio dalyvio ir dalyvį taip pat paedukuoti, nes kai kurie dalyviai, irgi, tu negali visko žinoti, tai ir jie prasileidžia kartais su tam tikrom žiniom. Ir palikdavom, atsimenu, paprikų ten, tų citrinų,
dar kokio tai daikto, kuris gal tik tai iš viso 18 kokiam amžiui atsiranda. Nu, visokių tokių palieki ir žiūri, ar užkips. Jeigu užkimba, tai tada arba turi apsiginti, kodėl jis naudoja ir gali naudoti tą ingredientą, arba praranda taškus. Aišku, dabartinis maisto istorijos kromelis tai dar labiau. Jiem patiem įdomu yra organizuoti tą konkursą, tai jie prigalvoja visokių įdomybių. Tai, sakykime, standartiškai visur būna kažkoks šmotas raudonas mėsos, šmotas baltos mėsos, kažkokios daržovės, šaknys, prieskoniai ir panašiai. O šitie sugalvoja jau ir kažkokį tai iššūkį duoti. Tai, pavyzdžiui, prideda subproduktų. Kaip ingredientas tampa žarnos, kaip ingredientas tampa skrandis, kalplautis, smegenys, liežuviai, akis vietoj tradicinės mėsos. Ir žiūri tada, kaip seksis tada žmogui, ar sugebės jisai pagaminti kažką iš to, ką realybėje tada žmogus valgė, o ne tik iš tai šio laikinio turinio. Tradiciniu tapęs maisto gamybos konkursas kūrė savas organizatorių neaprašytas, tačiau neuždraustas taisyklės. Komisijos darbas ne tik vertinti, degustuoti ar net egzaminuoti komandas. Į komisijos narių arba jos patikėtinių užduotis taip pat įeina pareiga stebėti, kad konkurso dalyviai visą maisto gamybos procesą vykdytų sąžiningai. Taip, kaip ir vykdavo jų atstovaujamoje epochoje. Jau prasidėdavo ir netgi tokių dalykų, kur mainydavo, pavyzdžiui, ne? Kažkas pasiema ten vištą, bet jie kažką vis tiek būna kažkiek pasiplanavę. Ir tu žiūri, tu matai, kaip jie žiūri į tą stalą ir tu matai, kad jiem reikia tos vištos, o vištų tai tik 2. Nu ir ar čia suspės 8-7 komandos tą vištą pasidalinti. Ir jeigu nesuspėja, jeigu kažkam nepasiseka, kokiam gale lieka išsirinkti tuos padėgus, prasideda mainai. Visokie mainai, jie būna kažką iš savo bando išmainyti į kažką kitą ir labai smagiai tai vyksta. Ir kažkas iš komisijos taip pat gamybos metu vaikšto aplink stovyklas ir žiūri, kaip jie gamina, nes esmė yra, kad jie turi gaminti ir tik tai su istoriniais indais, įrankiais ir visa kita. Tai irgi turi būti istoriška viskas. Tai yra tekę pagauti kažką sukčiaujant, irgi prarado taškų, nes naudojo šiuolaikinę keptuvę pasislėpę. Bet iš esmės vis tiek atkreipia dėmesį, tada atsimenu, prasideda papirkinėjimai, tai duoda ir paragaut, duoda gal ir kažko išgert ir prasideda papirkinėjimai komisijos narių. Ir tada vyksta pristatymas. Jie jau kažkuriuo metu turi ateiti ir pristatyti komisijai tą patiekalą ir jau komisija sugalvoja, kaip jie nusprendžia tuos patiekalus vertinti. Tai jau porą metų iš eilės labai sudėtinga būdavo, nes labai pakelta yra kartelė, tai jau gaunasi keletas net specialių prizų, ar už autentiškumą, ar už kūrybiškumą, ar už paprastumą, ar dar kažką tokio. Pagaminto patiekalo pristatymas, artistiškumas, archeologinis ar istorinis pagrindimas bei žinios. Savaime aišku, skonis ir kvapas. Visi šie faktoriai gali suteikti papildomus balus ir įtakoti komisijos sprendimą. Vertinama ne tik patiekalo, bet ir jį pristatančiųjų dalyvių išvaizda. Na ir tos taisyklės tada į tą pusę irgi ateina. Mes prašom pačių dalyvių tada, jeigu jau jūs demonstruojate tam tikrą laikotarpį, tai turite jausti atsakomybę, kad jūs dabar kuriate vaizdinį to laikotarpio žmogaus visai viešai publikai ir kad neužsiminėtų šarlatanizmu ir nesąmonėm. Tai reiškia, jeigu tu jau esi 12 amžiaus, tai būk geras, būk be lakuotų nagų, dažytų plaukų, akių, nebent tai yra koks vikingas anglim išterliojęs akis, dabar viskas irgi sakom, kad turi būti pagrįsta, kad jeigu jau tu kažką tai turi, sakykim, pavyzdžiui, tu gamini maistą, bet gamini su citrina, kuri pas mus tai tuo metu neegzistavo dar. Nevartojame, neturėjome, neauginome. Ir aš atsimenu, kad buvo maisto gamybos konkursas ir kažkas atnešė tą patiekalą, o maisto gamybos konkurse yra taisyklė, kad turi atitikti laikotarpį ir taip toliau. Ir jie apsigynė.
nes jie yra Hanza miestas, reiškia, jie prekybiniais tik keliais gavo tą citriną ir buvo tai prašmatnus patiekalas, reiškia, viskas apsigynė. Ir va čia yra esmė, tu gali parodyti daugiau, bet tu turi paaiškinti lankytojui, kodėl yra va taip, o ne kitaip. Mario, nuotrauką pasuk padaryti. Galima šį 21 amžių bišėlysiu, gerai? Čia mes, kadangi samdomi kariai pakeliavom po pasaulį, pas kažkokį tai prancūzą, perskaitam knygai apie šalmuotą gaidį. Man vienas protingas dėdė sakė, jis turi būti gražus, ar skanus, ar ne, nebesvarbu. Mes tikimės, kad savo išpildėm. Prancūzas, kurį sutikot, iš kurio amžiaus atkeliavo? 14. Aha. Jūs pašokinėjot su laiko mašina? Tai matau, kad ietis yra su apsauga ir pagal ilgį atitinka Kernavės festivalio, jeigu teko tokį girdėti, iečių turnyro ilgį. Apsauga irgi teisinga. Varko, ietį užskaito. Kernavėj buvo kada nors? Kiek atsimenu, buvo. Keletą kartų. Čia kai deginot mus gal? Ne su Vytautu? Ne. Ne. Su Daiva dažniausiai. Klausimėlį, šitą grožį, kokioj skiliai kepėt? Mes kultūringai visi sukom. Viską, Bet kiekvieną atskirai ant iešmo atskirai. Atskirai. Nu, aš nežinau, labai rūpi paragauti. Mūsų Man jos dar šiltas, bet Pilna diena jau ten veiksmo vyksta. Tai jau tikrai susidomėjimas didelis ir būna, aš ir gaunu ir laiškų iš dalyvių, ar bus maisto konkursas šiemet, mes čia turim mintį, turim idėją, jau čia matai, kad jau metus ruošiasi kažkas tam konkursui. Tai labai smagu. Tai yra mano mylimiausi kulinarai. Tikiu, kad po tokių kadrų apetitas pakilo visiems. Tad keliaukime pas mano bičiulį archeokulinarą Marių ir pasigaminkime patiekalą paremtą istoriniais šaltiniais. Tokį, kuris kiekvienam lietuviui artimas širdžiai. Mariau, tai vienas iš nuostabiausių irgi istorinių šaltinių apie maisto gamybą mums labai patinka Bajų gabolenas. Tikrai taip. Taip, Hastingso mūšis pavaizduotas ir puota po mūšio berods, ne? Tenai pavaizduota yra. Ten toks gražus vaikinas ant skydų neša mėsą. Taip. Ir vienas iš dalykų, kas labai mums pasidarė įdomus, tai kad mes ten radom mums gerai pažįstamą šašlyko būdu kepimą. Taip, gal net ne šašlyko būdu, labai keistai skamba. Tai yra bet, žinai, ant iešmo kepta mėsa, tikrai taip. Taip, tai mes bandysime tai bandysim, tiksliau pasakius, mes čia šiek tiek paeksperimentuosim. Dėl to, kad šį kartą kažkaip netikėtai pavyko gauti bebro. Ir šiaip žinome, kad bebras buvo visgi naudojamas jau tikrai ilgą laiką. Valgoma mėsa, randami kaulai. Taukai labai vertingi yra naudojami. Kaulus randam, viską randam, bet kažkaip ragavom tik vos kelis kartus. Ir tai labai patiko, tai labai nepatiko. Taip. Tai kaip ir išbandykim, panalizuokim Bajų gobeleną. Ten matom, kad mėsa, arba tas šašlyko būdu, arba iešmo kepama mėsa yra būtent kepama ant kažkokių iešmelių, ant ugnies, be jokių papildomų kažkokių priedų ar kažkaip. Tai ir pabandykim tą padaryti. Gerai. Tai mes šiandien naudojame retesnę mėsą bebrą. Taip. Bebrų kumpeliai. Ir apsidraudimui, kadangi pačios mano patirtis yra, kad bebras gali būti arba labai gardus, arba visiškai nevalgomas, tu turi slaptą ginklą. Kaip jį išmarinuota? Taip. Mano slaptasis ginklas yra pieno baltymas. Tai yra baltymai, kurie atsiranda piene ir kurie labai minkština mėsą. Tai būtent panaudosim mano mėgstamas išrūgas. Išrūgos tai yra atlieka
proceso ir atlieka sūrio darimo proceso. Tai yra tai, kas lieka po varškės darimo. Dažniausiai jinai yra išpilama arba tiesiog niekur nenaudojama. Gyvuliam būna. Gyvuliam, taip. Bet šitas gan rūgštus skystis labai puikiai tinka mėsai minkštinti. Tad ir pabandykime. Gerai, tai turim, matau, pasiruošę išrūkas. Taip. Bebro mėsa. Bebro mėsa. Ir išrūkas norim šiek tiek paskaninti, kadangi tai yra visgi rūgštinis toks, rūgštinė terpė, kuriai reikėtų kažko visgi daugiau negu jinai pati. Tai aš turiu šiek tiek suspaustų česnakų. Gerai, tai mes dėsim tiesiai. Tiesiog. Suspausim ir dėsim tiesiai. Suspaudžiam, dedam. Turiu šiek tiek rozmarino, irgi tiesiog palaužau, tam, kad išsiskint eteriniai aliejai, metam į vidų. Ir tiesiog viską, ką tiesiog turiu. Žolelės. Žolelės. Česnakas laiškinis, matau, ką daugiau uogos, ne? Ir būtent į tokį skystį, tokį šaltą marinavimą įdėsime bebro kumpelius. Gal šiek tiek užmerkim. Paskandinam ir palikime pasimarinuoti. Norėčiau palikti bent jau per naktį. Tai pabandykime užsidengti. Tiesiog tam kartui, tiesiog, ne? Kad per naktį pasimarinuoti. Puiku. Puiku. Gerai. Po naktinio pasimarinavimo. Tauriuosiuose gėrimuose. Labai kvepia. Tai ką, dabar tiesiog traukiam? Traukiam. Ir apsipjaustysim juos. Iškart paminkštėja. Paruošim iešmelius ir mesim ant laužo. Tai nuimame nuo kaulo, ne? Mus domina būtent šitas raumo. Ir kasgi iš jo gausis iškepus tada, kai jis buvo marinuotas pasukose. Atsiprašau, išrūgose. Gerai, aš tada šitą galiu pasmulkinti jau, ne? Kokiais? Pailgais tokiais gabaliukais. Tai vat čia vat yra pailgas, ne? Taip. Bet kaip rozmarinu dabar prakvipo nuo to marinato? Labai gajus rozmarinas. O rozmarinas pas mus kada atkeliauja? Labai geras klausimas. Originaliai mes žinom apie rozmariną būtent jau su dvarininkystės kultūra. Arba vienuoliais. Vienuoliai atveža laukinės žoleles, kurias tiesiog pas save pradeda auginti. Taip, bet ne taip, kaip mes įsivaizduojame. Tiesiog paėmė kažkokių laukinių žolelių saują, mišinį ir jį tiesiog pasėja vienoj vietoj. Ir kas gaunasi, tas gaunasi. Ir vienas iš tų prieskonių yra rozmarinas. Tai šiaip, tarp kitko, ir bebrai su vienuoliais labai įdomus yra faktas. Esu girdėjus kažkur tokį, kad vienuoliams pasninko metu negalima valgyti mėsos. Bet bebras, taigi, vandenį plaukioja. Tai skaitėsi kaip žuvis. Žuvis. Ir valgė. Taip, kai nori mėsos, viską pavadinti. Kiek čia tiesos reikėtų dar pasiskaityti, bet labai įdomu būtų, jeigu būtų toks faktas tiesa. Gerai, turim savo mėsą. Paruoškime iešmelius. Iešmeliai tai vėlgi vitelės mūsų gerai mėgiamos. Mėgiamos vitelės. Nenužievintos, matau. Čia, matai, yra vietos, kur augo prieš tai šakos. Taip, svarbu jas nusidrošti. Jeigu nenusidrošim, mėsa ten striks, plėšysis. Kam to reikia? Taip, nebus nei šis, nei tas. Na ką, padarykim. Gerai, bandom susivert. Lengvai eina. Ir truputėlį bandyti pailgai, kad nekristų, ne? Jo. O ar tau rūpi, pavyzdžiui, ant kokių malkų kepti? Šiek tiek iš vienos pusės rūpi, dėl to, kad nesinorėtų ant labai, tarkim, sakuotų malkų kepti mėsos kaip šašlykų. Bet žiūrint iš autentikos, iš senovės pusės, nemanau, kad labai didelis skirtumas buvo. Kūras yra kūras. Kūras yra kūras ir ne visur viskas yra prieinama. Jeigu pas tave prieinama tik tai, tarkim, spygliuotės, tai tu tiesiog supranti, kad kažkas yra negerai, bet išmoksti, kaip tai daryti. O, paskutinis labai gerai.
ką, ir neškime iešmus. Kiekvienam po iešmelį. Taip. Ir viskas, paprasčiausiai, ne? Taip, šašlai, kepkit šašlus. Ir čia jau standartiškai. Taip, čia biškį, šiek tiek. Bet principas tas pats, ne? Stovi žmogus, Kepėjas. Jisai prižiūri, kepa, varto, palaisto Taip. galbūt. Bajų gobelenė tai jie irgi dviese stovėjo ir panašu, kad net toks įspūdis, kad pavaizduotas vartymas yra. Žarijos puikios, žarijos žinoma matosi, kad yra lapuočio, dėl to, kad jos yra teisingos formos, išlaiko tą formą, nes spigliuotis jis chaotiškos formos ir labai labai greit keičia savo tą formą. Ir net jų nebūna mažų, nes jos labai greit subyra tiesiog. Tai dabar reikia, kad pakeptų. Taip. Žiūrim, kad turim. Geras, kaip gerai atrodo. Minkštučiai. Palaukit, aš kitą irgi numausiu iš karto. O, nerealiai. Nu ką, ragaukim. Atrodo tai puikiai. Minkštučiai. Minkštumas. Išragos daro stebuklus. Šakės. Visiškai. O čia ta mėsa, kuri turėtų būti kieta, nevalgoma. Bet iš mano bebrienos patirties, tai toli gražu tikrai ne tai. Labai skanu. Ziprieskoniai jaučiasi. Ir ta rūgštelė. Dabar norėtis kokį lavašą, įsisukti lavašą, grietinės padažą. Nuostabu. Puikiai pavykę. Skanus desertas. Tiek šiandien apie istorinius skonius ir kulinarinės tradicijas atgyjančias Kernavėje. Ačiū, kad keliavote kartu, iki kitų kelionių laikų.